Ar žinojote, kad tekstilės pramonė sukuria ne 10% CO2 emisijų? Ne? Aš irgi nežinojau. Pakalbėkime apie tai plačiau. Tekstilės pramonė yra viena iš didžiausių taršos šaltinių pasaulyje. Kasmet išmetama daugiau negu 1 milijardas tonų CO2. Ir šio kiekio didėja šiltnamio efektas, todėl planeta šyla sparčiau. Tai kaip galime prisidėti prie pokyčio, kad būtų mažiau taršos? Galime rinktis tekstilę, kuri yra atsinaujinanti, galime rinktis rūbus iš antrų rankų, mainyti su draugais, nešioti iki visiško susidėvėjimo, arba šį, pavyzdžiui, parduoti, tarkim, per visokias programėles, forumus ir panašiai. Jeigu manęs paklaustumėte, ar dėvėti rūbai yra gerai, aš sakyčiau, taip, prašau, pirkit tik tai tokius. Mano spinta turbūt net 90% sudaro rūbai pirkti iš visokių vintedų, dėvėtų rūbų. Dėl to jaučiuosi blogiau negu pirkdama iš naujų. Ne, aš jaučiuosi labai gerai. Sutaupau, palaikau tvarumą ir man labai aktualu tai, kad aš prisidedu prie taršos mažinimo. O jeigu vis galvoji, kad neturi vis dar ką apsirengti, spinta yra pergrūsta, tai turiu gerą žinią, nes lapkričio 24 dieną Klaipėdoje vyks savaime suprantamo projekto mainytuvės, kurių metu galėsite nemokamai išsimainyti savo 5 rūbus į kitus 5 rūbus. Pat vyks įvairios dirbtuvės, kurių metu galėsite atsinaujinti savo rūbą, prikelti jį kitam gyvenimui. Tai susitinkam jau greitai. Ar tu dalyvausi? Aš taip pasistengsiu dalyvauti, nes kiek galima, reikia atsinaujinti.